Pirma fazė vėl kyla įtampa, Badauskai jungiasi prie pirmos fazės. Šaldytuvas. Pirma fazė. Dėl to mes ir degam, Badauskai pilnai valdo mūsų laidą. Sukeldami įtampą, jie mus degina, dėl to visi daiktai praktiškai sudegė ir mes negalime pasirinkti normaliai elektros. Tai dar rodo, kad jie yra piromanai, jiems tai patinka. Ne pirmą kartą ir 14 metų mes esam deginami. Ypatingai 3 paskutinius metus, kada jiems neiškėlė baudžiamos bylos. Esu ignoruoju patį faktą, kad negalima, šaldytuvas negali sunaudoti tiek elektros energijos 1000 kW ir 100 kW. Va, kaip kyla. Suka atgal ir kyla šaldytuvo vartojimas jau. Variklį pradeda draskyti. Vietoj 10 jau 41. Ir dar kyla. Antra fazė. Čia yra antra fazė. Naudojamės prailgintuvais. Pirma fazė. Esu dangsto 14 metų elektros vagystė. Policijai tai dar irgi neįrodo, kad Badauskai vagi, nors vieninteliai kaimynai tėra bent jau prieš 3 metus persikėlus elektrą taipogi ir buvo pagautas Siurblinės teritorijoje nakties metu, jungiantis savo šviesą ir tą naktį, kada buvo iškastas griovys ir paliktas laidams įvesti elektrą naujai. Badauskienė rašė net žinutės, baik junginėti elektrą, nes mums šviesa dingsta. Ir visas tas faktas yra ignoruojamas. Telšiai Dikstelių 31 namo gyventojai ne tik vagis, bet dar ir kibernetiniai vagis, kurie apvaginėja žmonės. Įsilaužė mūsų internetą, yra garso įrašai išlikę, kaip ir jie kiek be norėtų, kiek policijos bedangstytų, bet įrašai išlikę. 10-20 metų praeis, vis tiek Badauskai sės į kalėjimą. Aš nenuleisiu rankų. Man nupirkta byla
Kliedesiai. Va šitaip aš kliedžiu. Sąskaitos didelis, už telefonui apmokėti reikia. Pirma fazė šitaip kyla vėl. Prisijungia prie pirmos fazės. Padauskai reguliuoja visas 3 fazes ir piktybiškai sukeldami gaisrą.